Šiandien esu Panevėžyje, atvažiavau pas savo klientą, sudėti paskutinius šviestuvus, kurių laukiam gal pusantro mėnesio, kol jie atkeliaus. Tai štai kaip jie atrodo. O tokie va šviestuvėliai. Visai gražus, kompaktiški. Tai jie susimontuos vaitas, paliktos jau angas, susidės šviestuvėliai. Ir jų pagrindinis privalumas, ką norėjo klientas, kad jie dimeriuotas. Tai va, įjungiam, nuspaudus palaikom mygtuką ir jie dimeriuojasi su push mygtuku. Tada galim biškį paryškinti. Pavyzdžiui, išjungus ir vėl įjungus, jie turi savyje atminti. Ir jie išlaiko tą patį ryškumą tokį, kokį jūs pasilikot. Tai galim vėl, pavyzdžiui, paryškinti arba, priblausinti šiuo atveju. Tada išjungi, vėl įjungi, pavyzdžiui, negrįžtų vakarį, įjungi vėl ir jis vėl būna tokia paties ryškumą, kokį aš nustačiu. Dabar galim paryškinti ir viskas tvarkoja. O veikia principė su push mygtuku. Yra paprasti šviestuvėliai, kur valdosi, o čia yra toks, kur paspaudė ir atšoka. Tai nuspaudus laikus ryškėja arba primažėja ryškumas. Tai o išjungti, iki tas pats nuspaudė ir atleidė. Viskas. Ir gaunas toks paprastas valdymas. Dabar jau susidėjo visi 6 šviestuvėliai ir visi šviesi 6 dimeriuojasi. Tai toks Taip visi šviestuvai ir atrodo. Taip, tai dar noriu parodyti dar vieną dalyką, kas gali nutikti su dimeriuojimais šviestuvais. Toks yra variantas, nes kiekvienas šviestuvėlis turi pas save dimeriuojamą valdiklį. Kas gali nutikti? Nes įjungiant ir išjungiant, šitai, viskas tvarkoja. Veikia, bet jeigu, tarkim, vaikas pribėga arba jūs netyčia, paspaudė 2 kartus ir greitai. Tai, paspaudžiam dar. Tai, turi kažkas, kaip čia, kai reikia, nesugadinti. Ir gali taip tada nutikti. Vienas šviestuvas šviečia, o kiti išjungti. Nes čia principas ne taip, kaip šitie veikia, įjungia, išjungia. Čia yra pušas. Tai ką reikia, kas gaunas šitaip. Vienas išsijungia, kiti šviečia. Ir ką bedarysit, taip ir žais. Šiuo atveju, kaip tai sutvarkyti, yra labai paprasta. Reikia nuspaudus, palaikyti ir viskas grįž į sinchroniją vėl. Tai dabar palaikam. Vanas priblėsta. Dar laikom. Jis išvietė. Viskas. Kažkur reikia palaikyti apie 10 sekundžių. Ir viskas vėl pasidaro sinchroniškai veikia kaip vienas. Įjungiam, išjungiam. Dimeriuot galim vėl. Jokių problemų. Nereikia, taip sakant, imti, ardyti šviestuvą, lūpti, vėl kažką perenginėti. Tiesiog reikia nusiresėtina, tokį būdu vėl visi draiveriukai ir veikia sinchroniškai vėl visą eilę.